kaip į šventę einam mes į dramą. Ir pakilus rausvo pliušo uždangai stebime kančių ir skausmo panoramą. Girdime save meluojant, rėkiant, kuždant. Leiskite jumis tikėti, žmonės, nes labai savim tikėti noris. Tai išvysta saulės rampų šviesą visos mano mintis, abejonės ir svajonės. O scena, kaip ir pasaulis visas, laikos ant žmogaus menkystės ir didybės. Surasta vieta, erdvė ir laikas. Kasdienybei, banalybei, begalybei. Begaliniai dėkojame už vietą čia Simonaitytės bibliotekoje, už erdvę čia Gerlacho palėpėje, už laiką, kurį jūs atradote ir skirsite šį vakarą susitikimui su aktoriumi Vytautu Paukšte. Labą vakarą. Dabar susėdus prie vieno stalo ir kalbantis, tai aš niekiek neperdėtai pasakysiu, kad aš kalbuosiu kaip su istorija. Su miesto istorija, kuriame jūs jau 50 metų greit bus. Su Lietuvos teatro istorija, su Lietuvos kino istorija, ir ne tik Lietuvos. Su, kaip su knyga, gyva istorija. Ir dar gyva reiktų. Ir prisimenant kitą istoriją, jūsų bendrakursio aktoriaus, taip pat sparnuota pavardė, frazė, noriu jūsų paklausti, ar jums niekada sukūrus virš 100 vaidmenų scenoje, kine 150 daugiau, niekada nekilo klausimas. Velnias mane nešė į tą galerą. Čia Rimgaudas Karvelis. Taip.
sunku ir pasakyti, kas mus atneša į tą galerą. Nu, o galeroj, žinoma, kad reikia ir kluoti sunkiai, ir kyla įvairiausių minčių, ir abejonių kartais, kurių velnių iš tikrųjų, kas ten nešė į šitą galerą. Bet tas praeina, padrūdį praeina, vėl grįžti į tą pačią situaciją, kai buvęs ir varai šitą galerą ir toliau. O kas mus atneša į tą galerą? Nu, kas gali pasakyti kiekvienam iš mūsų, kas mus atnešė šiandien ar ten? Nu, susiklostų tam tikros aplinkybės, taip mums yra lemta. Ne kiekvienas iš mūsų turbūt galvojam, kad tai bus, galvojam, kad gal bus kitaip. Nedaug turbūt yra mūsų brolių artistų, kurie iš pat mažens galvoja, kad aš nieko kito nebūsiu, aš būsiu tik tai aktorium. Bet galbūt daug kas taip ir galvoja, iš tikrųjų, ir nuosekliai eina į tą, ateina į šitą galerą, nu ir tada jau toj galeroje vargsta. Tai va, man nebuvo, kad aš taip iš pat jaunystės galvočiau, aš niekuomet nemaniau, kad aš tinkamas šitam darbui. Nes, todėl, kad nu, atvirai sakant, mano duomenys ne tie, sakysim, pirmiausia fiziniai duomenys. Mes buvom prisižiūrėję, pamenu, po karo kino teatre Adrija prieš mūsų mokyklą. Dabar ten broliai atidarė Vilniuje, ar ne, prieš Kazimiero bažnyčią čia. Įvairiausiais būdais lįsdavom ten šmugeliaudami tas trofėjinius filmus, kada atsivežė Raudonoji armija šitą ten prisigrovė visus archyvus iš Vokietijos ar iš kur. Visus Hollywoodo filmus, tos ten Sisko Kidai ir visokie ten indų kapai ir visa kita, visi ten gražuoliai, visi aukšti, visi gražus. Aš niekuomet nemaniau, kad aš galiu būti tinkamas šitam darbui. Nu, susiklostė pagaliau dalykas taip. Turbūt, kad čia šitos mūsų saviveiklą vedusios Ona Juodytė, tokia garsi aktorė, buvo Hadaravičienė. Jo sūnus mokėsi mūsų klasėje ir jis statydavo ten pas mus porą spektaklių yra. Pirmoji berniukų gimnazijoje pastačiusi. Vadit, to matyti užkrėtė ir paskui, kada man po tam tikrų peripetijų, aš norėjau ir šiandien, ir ten stoti, man sako, kur tu čia lendi, aigi tave pažįstu, su tavim dirbau, eik ten, reiškia, va ten, kur aš tau sakau, ir aš nuėjau, net nemokėdamas privalomų dalykų, ką ten reikėdavo mums eilėraštį, prozą ir pasakėčiau paskaityti, tai va šito aš nieko eilėraštį rusiškai mokėjau, stichija sovietskam paspardė. Nu, va, tai Kavaliauskas, Juknevičius turėjo rinkti kursą, bet kažkodėl tai paskui neleido matyti jam dėl visų šitų politinių reikalų. Jonas Kavaliauskas rinko kursą. Manęs paklausė, vis dėlto, gal sako, antram turui išmoksi, kas reikalinga ten. Nu, tokiu būdu ir atėjau. Kada pajutot, kad visgi klydote vaikystėje, galvodamas, kad neturi duomenų? Kada patikėjot savimi? Dievas žino, kad tas tikėjimas, kad gali būti, ateina turbūt palaipsniui ir po kiekvieno kokio tai didesnio darbo, vis pagalvoji, kad nugi neišeina, kad tu galbūt netinkamas. Bet paskui pradeda tau sakyti, kad tu tinkamas. Nu ir patikiu tuo, kad tu tinkamas ir vis tiek abejojai ir visą laiką galvojai, kad tu netinkamas, nepadarei to, ko tau reikia čia. Amžina kankinė, čia nieko nepadarys. Mes prieėjome prie to tokio kertinio žodžio visgi teatre. Manyčiau, kad jis dar yra kertinis. Tikiu arba netikiu. Ar dabar jau kitoks teatras? Juk kol mokytis, turbūt. Tai yra mano supratimas apie teatrą.
Ir aš manau, kad jis liks amžinas. Nežinau, kuris pirmas pasakė, ar Nemirovič Dančenka, ar Stanislavskis šitą, sukliko iš salės, nevėriu. Ir tai, man regis, telpa visa Stanislavskis sistema, kuri dabar yra įvairiausiais būdais koliojama ir nuo jos taip atsisakoma ir kažkas tai daroma. Kita ir norom, nenorom grįžta lygiai į tą patį šūkį. Nesvarbu, kaip tu darysi, ką tu darysi. Reikalas tas, kad garbioji publika turi pasakyti, tikiu, noriu žiūrėti ir viskas. Arba jį gali pasakyti, nu netikiu, ką iš čia, atsiprašant, šitą reikalą daro. Netikiu. Nu ir reiškia, netikiu, tai blogai, o tikiu, tai yra gerai. Tai susiveda turbūt visa Stanislavskio sistema. Nes jis sistemos nesugalvojo. Jis tik tai surinko viso pasaulio geriausius pasiekimus, kurie tada buvo, imdamas, pavyzdžiui, geriausių artistų, geriausių turbūt režisierių, nors aš nežinau, ar tada režisūra stipri buvo iki Stanislavskio atėjimo. Kažkas turbūt darė, kažkas statė. Režisieriaus teatras atsirado vėliau, mūsų laikais, kuris dabar vėlgi koliojamas. Kodėl tokia diktatūra režisūros, kodėl? Gniaužiamas ar spaudžiamas artistas. Nėra turbūt spaudžiamas. Kad tu čia bumbi tirva. Jeigu moki kokių nors burtų, tai sakyk jos garsiai. Bijau klebonė likti be pietų. Ama į velniai, kad tik prigytų. Na, taip, tai pasakykit 3 kartus. Šaknim į pragarą, šakom į dangų. Šaknim į pragarą, šakom į dangų. Klausyk, bet tik tai velniškai gražu. Kokia prasmė ir medis, ir žmogus. Šaknim į pragarą, šakom į dangų. Čia tau, kad šitaip pasakyti moki. O kad per burtus tu eini prie velnio, turėsi išlot sekmadienį bažnyčią. Va, iš tikrųjų knyga, už kurią labai jums dėkoju. Čia knyga. Knyga. Ir labai smagu gauti ją knygnešio dieną. Vėlgi reikia jūsų dukradą paminėti, kad čia jos didelis nuopelnas, kad prieš 10-metį jį pasirodė ir buvo pristatyta, ir čia nuostabių akimirkų, ir palinkėjimų, ir telegramų, skiaučių, miltinių. Tuomet, kada buvo galima telegramas siųsti. Taigi, Dabar nebegalima jau. nebebūtų ką įdėti, SMS gi neįdėsi čia. Justino Marcinkevičiaus. Bet tai ir viskas, kas lieka po teatro. Tai labai daug gali iš šito nelikti. Nes yra teatras. Į šitą klausimą aš turbūt neatsakysiu. Teatras. Kaip kas jį supranta, toks ir yra teatras. Kam pramoga, kam pamąstymas, kam bažnyčia, kam šou, vodevėlis. Perėjomgi įvairius turbūt etapus teatro. Kada teatras buvo bažnyčia, kada prie teatro kasos stovėdavo eilės iš vakaro, iš nakties, kad gauti bilietą. Dabar taip jau publika nebesivargina. Nežinau, į kurį čia teatrą, gal čia Vilniečiai žino. Reikia labai anksti nusipirkti bilietą. Publika dabar eina tiesiog prieš spektaklį į kasą. Nusiperka bilietą. Šventovės aura iš teatro jau išnyko. Taigi teatras, kaip kas ko pageidauja, kaip išmano, taip ir yra teatras. Bet man teatras tai dar tebelieka koks tai šventas dalykas, ne pramogos dalykas.
O naujoji publika, Dievas žino, kaip galvoja. Čia daugumoje, kiek matau, tai dar mūsų publika. Mūsų senių publika, kuriai buvo mielas teatras, kuriai teatras buvo reikalingas, kuri myli teatrą, kurie ateina į teatrą, į visus atvakarus, kiek čia buvo. Renkasi su malonumu, prisimena tą turbūt gerąjį teatrą. Ar aš netaip kalbu? Ir aš manau, jums kūrybinis kelias, kaip reta. Gal net kaip vieninteliam. Jūsų kūrybinis kelias scenoje klostės. Kokios čia aplinkybės turi sutapti? Jūs turite būti tam tikrai vietoje, tam tikrų laikų, kad būtų šalia tam tikras režisierius, kuris malonu, kad šį vakarą draugė su mumis. Kas čia turi sutapti? Kiek čia nuo jūsų priklausė? Iš ten atėjo? Tai kad viskas iš ten, man atrodo, Kas ateina, viskas iš ten, nuo mūsų gimimo, kodėl mes gimstam tokie, ar netokie, arba kitokie. Netgi nuo mūsų lyties turbūt. Mes galim kalbėti, kad tai tėvas ir motina čia daugiausia dėti, bet juos irgi siunčia. Anas viską daro. Reiškia, be galo daug sutapimų. Pati priklausomiausia, pati nedėkingiausia turbūt profesija yra aktorius. Nes pats jis praktiškai nieko nedaro. Dabar daugiau, dabartinis jaunieji aktoriai, dabartinė karta daugiau kažką tai iniciatyvos rodo, visą kitą. Mūsų laikais tu buvai absoliučiai priklausomas į teatrą, į kurį tu papuoliai. Režisierius, kuris vadovauja tam teatrui, jis tau duos ar neduos vaidinti. Pareina nuo dramaturgų, kokį vaidinimą jis parašė, ar ten tau yra kas veikti, ir ar tau duos ten vaidmenį, ar neduos. Ir tu lyg tai esi toks, lyg ir pats tu negali pasiimti ten vaidmens ir galima, žinoma, pasiimti ten, toks reikalas buvo kaip dubliavimas vaidmenų savo laiku. Parašyk paraišką, sakant, nunešk vadovybėje, dubliuok dar tą kitą vaidmenį. Bet aš šito niekuomet nesudaręs. Aš galvojau, kad jeigu nereikia ir manęs nepaskyrė, tai ir nereikia, Ar aš turiu prašytis kažkam. Žinoma, norėjus, ypač jaunystai, ir tą daryti, ir koks taip piktis buvo ir įniršis, kodėl tau neduoda, juk atrodo galėtų padaryti. Būti ar nebūti? Jums dažnai klausimus iškyla? Ne, kad dabar jau nebėra šitų klausimų. Ar jūs jau žinot atsakymą? Dabar jau reikia būti dabar, atsakymas yra vienintelis. Tik nereikia girtis, aš manau, kad gali ateiti toks laikas, kada labai norėsis ir nebūti. Ne veltui Seime bandoma svarstyti eutanazijos įstatymą. Tu jo gaila ištraukėlės neatsinešiau, kuomet
rašė šitas Vakarų ekspresas, bulvaroskopė. Ar reikia, reiškia, Hamleto šito, reiškia, Klaipėdos žiūrovui? Į rytdienos spektaklį parduota lygiai 3 bilietai. Vat. Nu, kągi padarysi galbūt. Pirmiausia, mes nebeturėjom savo teatrą, nebeturėjom normalios salykės savo mažosios, kuris būtų puikiai skambėjęs. Aš pasiilgstu jo truputėlį kartais. Labai gražus buvo spektaklis. Pirmiausia, aš pirmą kartą susidūriau su lėlėm, su lėlės valdymu. Net tai Hamletas nebuvo lėlė, Hamletas buvo šitas, va, su raudona nosim, su burna. Bet visi kiti personažai buvo lėlytės. Galbūt lėlė netgi platesnė, nes gyvas artistas jis labai konkretus toks yra. O lėlytė jis abstraktesnis personažas, galima išplėsti savo matymą savo. Kaip mes skaitydami ką nors tokio visuomet įsivaizduojam kitaip ir plačiau, negu pamatom paskui pastatytą teatre arba filme. Mums atrodo, kad to per maža. Mes savo vaizduotį, tas romanas, sakysime, buvo nunešę žymiai toliau ir puošniau, negu visą šitą gaunam dabar. Kas čia dabar? Žinai, tas mikrofonas nedirba, kada pagaliau pataisys. Aktoriai dėmesio, visi vietas, duodu 3 skambutį, pasiruošti. Būt ar nebūt? Čia klausimas. Hamletas, Danų princas, su savo liūdna ir nuostabia istorija. Būta tai? Ar sapnuota? Diena iš dienos vaidinau kitiems, vaidinau kitus, kol... Palauk, kurgi aš pats, kur mano gyvenimas, kur mano didžioji svajonė suvaidinti liūdniausią europietį, Danijos princą. Aš vaidinau. Ir jūs pakerėti, klausėtės mano istorijų. Aš buvau žavus jaunas, talentingas, aš galvoju, galiu perskristi visą Europą. Ate, lietuvėlė, sveikinu Londoną, Paryžių, Ženevą, Amsterdamą. Aš vaidinau, jūs verkite ir juokitės draugę su manimi. Galbūt ne draugę su manimi, galbūt iš manęs.
seno juokdario, bet aš nepykau. Aš džiaugiausi, kad jūs nors minutėliai tapote netokie liūdni, netokie vieniši, netokie įbauginti. Pradžioje mes visi svajojame apie Hamletą, apie didį savo gyvenimo vaidmenį. Vieniems tai pavyksta, kitiems ne. Ir tik paskui supranti, kad juk nėra jokio didžiojo vaidmens. Nes visi gyvenimo vaidmenys yra didieji, vieninteliai ir nepakartojami. Todėl sakau būti, todėl sakau šypsotis, todėl sakau džiaugtis gyvenimu, nors kartais jis ir atsuka tau nugarą, o kartais ir dar negražiau. Džiaugtis, nes visa tai praeis. O kas toliau? Toliau